Taigi, šiandien leidžiamės į kelionę į tuos paslaptingus, nematomus dalykus, kurie, sakoma, valdo mūsų gyvenimą. Kalbėsime apie karmą, energiją ir tai, kaip visa tai veikia mus kiekvieną dieną. Ar kada susimastėte, kodėl vieniems viskas tiesiog krenta iš dangaus, o kitiems tenka nuolat kovoti su vėjo malonais? Na, žinot, toks jausmas lyg plauktum prieš srovę. Pasirodo, atsakymo į šį, sakyčiau, amžiną klausimą galima ieškoti labai netikėtose sritise. Ir štai čia į pagalbą ateina patirtis. Ir ne bet kokia patirtis, o daugiau nei 25 metų kelionė. Karmos meistras ir reiki mokytojas visą tą laiką gilinosi, kodėl mes susirgame, kodėl susidurėme su nesėkmėmis. Ir žinot, jis atrado tam tikrus dėsningumus. Susipažinkime, tai Virginijus, pristatomas kaip karmos meistras ir reiki mokytojas, žmogus, kuris savo patirtį skiria tiems, kas ieško atsakymų ir tos vidinės ramybės. Bet kaip žmogus apskritai pasuka tokiu keliu? Žinot, retai kada tai būna planas nuo vaikystės. Dažniausiai viskas prasideda nuo asmeninės istorijos, tokios, kuri iš pradžio atrodo visiškai su to nesusijusi. Įsivaizduokite, vaikystė svajonė tapti kosmonautu, tyrinėti žvaigždes, visatą, bet gyvenimas, kaip dažnai būna, turi savų planų. Taigi, institutas, armija, tada verslas, viskas atrodo taip, žemiškai ir įprasta. Ir tada, bum, lūžis, rimta avarija. Ir būtent šis įvykis, šis sukrėtimas atvėrė duris į visai kitokį kosmosą, ne išorinį, o vidinį, į reikia pasaulį. Ir štai šie žodžiai, jie puikiai viską nusako. Kelias nebus lengvas, bet bus be galo įdomus, pilnas nuotykių ir kosminės patirties. Ironiška, ar ne? Ta vaikystės svajonė apie kosmosą išsipildė tik visai kitaip. Pasirodo, mūsų viduje slypinti visata yra ne ką mažesnė ir ne mažiau įspūdinga. Na ir štai, taip asmeninė patirtis virto metodu. Metodu, kuris gali padėti ne tik savo, bet ir kitiems. Reiki praktika iš savigydos išaugo į, sakyčiau, į galingą įrankį. Tokį, kuris leidžia pažvelgti giliau ir pamatyti, iš kur iš tikrųjų kyla mūsų problemos. Gerai, bet kas tai per daiktas? Karminė ir energetinė diagnostika. Skamba sudėtingai, bet esmė paprasta. Tai lyg žvilgsnis po paviršiumi. Analizuojamas ne tik kūnas, bet ir visa mūsų energetinė sistema. Kaip mus veikia aplinka, o santykiai, o gal kokie nors praeities įvykiai. Tai būdas tiesiog pamatyti visą paveikslą ir pagaliau suprasti, kodėl stringame. Ir pats procesas, žinokit, stebėtinai logiškas. Viskas prasideda nuo paprasto dalyko. Kas negerai? Kokia problema? Tada detektyvo darbas. Ieškoma ne to, kas paviršiuje, o giliai paslėptų tikrųjų priežasčių. Ir kai ta esmė pagaliau pagaunama, atsiveria kelias. Kelias į geresnę savijautą, sveikatą, tiesiog geresnę gyvenimo kokybę. Paliksiu vieną klausimą pamąstymui. Tai daugiau nei klausimas apie sėkmę ar problemas, tai apie gilesnį ryšį su pačiu savimi ir su viskuo aplink. Ar esame pasirengę suprasti, ko iš mūsų nori pats gyvenimas? Gerai, teorija skamba tikrai įdomiai, bet turbūt kyla klausimas, kaip visa tai virsta realia, apčiuopiama pagalba, kokia iš to nauda kiekvienam iš mūsų? Pagalbos formų yra pačių įvairiausių. Pavyzdžiui, galima atlikti asmeninę energetinę diagnostiką, kad būtų atsakyta į tuos pačius giliausius klausimus, arba atstatomąjį reiki seansai, kurie beje veikia net ir per atstumą. Kam įdomu gilintas patiems, yra mokymai, seminarai, taip pat valoma namų ar darbo vietų energetika ir netgi, įsivaizduokit, analizuojamas partnerių suderinamumas. Bet žinot, kas svarbiausia? Už visų šių metodų slypi labai paprastas žmogiškas tikslas. Ne tik rasti problemą ir ją įvardinti. Tikslas yra padėti žmogui atgauti jėgas, susigrąžinti vidinę ramybę ir, tiesiog vėl pajausti gyvenimo džiaugsmą. Iš naujo. Pagrindinė mintis čia labai paprasta. Tai kaip su automobiliu. Kai bakas pilnas kokybiškų degalų, jis tiesiog važiuoja geriau. Taip ir su žmogumi. Kai jis prisipildo harmoningos, švarios energijos, jam tiesiog viskas sekasi lengviau. Atsiranda jėgų, motyvacijos, noro veikti. O kaip tai atrodo praktiškai, kasdienybėje? Pavyzdžiui, sustiprėja vala, tampa lengviau atsikelti ryte, pradėti sportuoti, atsiranda daugiau kūrybiškumo, naujų idėjų, atsiranda jėgų atsisakyti to, kas seniai kenkia. Ir galiausiai tiesiog atsiranda daugiau tos geros, veikslios energijos įgyvendinti senas svajones.
Na ir paskutiniai 2 žingsniai – tai pagalba sau per energijos balansavimą ir bendruomenę. Reiki seansai padeda nuraminti nervų sistemą, atkurti vidinę harmoniją, o meditacijų grupėse galima ne tik gauti palaikymą, bet ir pamatyti, kad su panašiais iššūkiais susiduria ir kiti. Koks viso to rezultatas? Taikant šiuos metodus, pamažu paleidžiamas tas noras viską kontroliuoti. Mažėja situacijos sureikšminimas ir ateina vidinė ramybė. Ir kas įdomiausia, kai pasikeičia vidinė būsena, labai dažnai ima keistis ir išorės realybė. Taigi, jeigu jaučiate, kad atėjo laikas pokyčiams, kad norisi kažką daryti, yra keli konkretūs žingsniai. Galima pradėti nuo energetinės ar karminės diagnostikos, kad suprastumėte situaciją. Galima išbandyti individualų reiki seansą, sudalyvauti vedamojo meditacijoje, arba nerti giliau ir prisijungti prie išsamių reiki ir meditacijos mokymų. Dar daugiau idėjų, patarimų, informacijos viską rasite štai čia. Interneto svetainėse reikimokymai.lt ir motivatorius.lt. Ir tiesiog pagalvokite, kokie pokyčiai įvyktų, jeigu atrastumėte būdą pažadinti ir harmoningai valdyti savo pačių vidinę energiją. Ką tuomet galėtumėte pasiekti? Didelis ir nuoširdus ačiū. Ačiū, kad prenumeruojate, kad spaudžiate patiktukus, kad komentuojate ir dalinatės. Kiekvienas jūsų veiksmas, jūsų palaikymas be galo padeda šiam kanalui augti. Iki greito!